Labas rytas žmonėm. Taigi, šiandien mes važiuojame į Anykščius. Kas tie mes? Tai yra viena trečioji KK komandos. Ir važiuojame ten aplankyti jaunimo centrą ir pasveikinti Pusiaukelės komandą su įvykdytų projektų, pasižiūrėti jų užbaigimo renginį, gal šiek tiek pasirinkti informacijos apie projektų vykdymą. Taipogi gerai praleisti laiką, nes Anykščiai yra... Kodėl aš dabar čia filmuoju? Tai jeigu kai kas atsimena, mano Instagramo perėmė, taip sakant, Lukas yra busy, todėl aš dabar čia dominuosiu. Šiaip ne, Lukas turės reikalų, filmuosim realiusiukus, panašiai, todėl gausite gal, jeigu tai vyksta, jeigu jūs mane matote. Vadinasi, Lukas pasirašė man leisti perimti vlogą. Tai va. I need your body on me. Lukai. Oh my god. Aš dabar pykstu. Žinutė akmeiliai esminė. Aš ant jūsų pykstu. Tokiam nuotaikom mes važiuojam. Jau sėdam autobuse. Nepramegojom, nepraleidom. Ne, tikrai niekas nieko nepramegojom. Atsinaujinęs, ūkiliai gyvena, viskur rizikuoju ir geriu šampaną. Matau akise, man nesivaidena, mano akise, mane bloga apstrigę. Atlėkiam žodžiu į savo apartamentus viso savaitgalio. Dabar turim realiai kažkur valandą pailsėt, susiruošt, nes eisime į Anykščių jaunimo centrą ir sakėme, kad ateisime tarp 3 ir 4 valandos. Nu tai realiai valandą turim susiruošti, nes man tai reikia susiruošti. Aš jau skundžiausi ir Atėnei, ir Martynui rašiau, ir mamai rašiau. Mama tai iš vis įsityčia iš manęs. Nu ir nerodysiu. Bet aš apsimau šviesias kelnes, kad būtų patogu važiuoti, nespėjau iš namų išeiti, visas įsipurvinau. Tokia gėda, žinokit. Nu tai va, dabar įsikūrinėjame. Sulčių noriu paragauti. Padarom taste test. Kokios saldžios. Bet skanios. Žiauriai geras. Ir žiauriai skaniai kvepia. Mes realiai kas antrą savaitgalį atvarom Anykščius. Tai jeigu kažkas iš Anykščių turit kokių pasiūlymų bendradarbiavimui, rašykit. Mes arba kas antrą savaitę į Anykščius, arba Anykščiai pas mus. Žodžiu, šiandien į jaunimo centrą, o rytoj į Pusiaukelės projekto uždarymo renginį. Taip. Išsiruošėm, susiruošėm ir einam į jaunimo centrą. Na, žodžiu, einam į Anykščių jaunimo centrą. Pabendrauti, pakomunikuoti ir pagrindėtai Reelsą nufilmuoti, kur... Jeigu atsimenat, kaip mes lapkričio mėnesį keliam Reelsus, kaip apžiūrinėjom Lietuvos jaunimo centrus, tai šiandien mes tęsime savo šią tradiciją ir dabar padarysime. Tik tai gaila, kad be Isvinos, be Emilės, biški pasikeičia mūsų žmonių kiekis šiam Reelsui, bet gal kitą kartą busime jau mūsų daugiau bus. 6.5 hours later. Žodžiu, dabar truputį lyja, bet mes ką tik išėjome iš Anykščių jaunimo centro, pabendravome su 2 darbuotojais ir realiai jaunimėlių, savanorė. Pasitarėme, nufilmavome savo Reelsą, kurį galite pamatyti mūsų socialiniuose tinkluose, jau turbūt turėtų būti išėjęs, kai mes jau. Dabar keliaujam į kebabinę be vardo pavalgyti ir tada į... Palibom šimtadienį eina. Ir tada į šimtadienį Anykščių. O, išdėm Rokiškį, neinam į Rokiškį šimtadienį. Nes savi daro brangiai. O čia nemokamai pakvietė. Ir gerai, ir einam. Pavalgom ir tada eisim ieškoti Jono Biliūno gimnazijos. Update. Nevalgysim. Einam į Maksimą. Pirkti kažko užkasti, nes maisto reiktų laukti 20 minučių. Mum 10 minučių, tai turėtumėm panašiai 8 minutės pavalgyti. Jo, nes mes jau be 10:06 turime būti prie gimnazijos, o dabar yra po 5:20. Tai 17.
Tai 20 minučių dar kol padarys. Kiukant? Sakai, kiukant? Ne. Čia sumušteko daugiau. A jo, davai. Tai gal per perėją labai daug man. Gal kiukio tualetas yra. Anykščiai, kur pas jūs yra tualetas? Ateina geria gyrą. Atėjom pavalgyti. O tai ką tu, Lukai, geria? Obuolių sultis. Kad būtų be akcijų, mašinos sportinės, ieškom lokacijų. Neneminto, mane matai, mane girdi iš dangaus. Day 2. Tai va, atsikėlėm. Žodžiu, vakar, kaip matėt, buvom Anykščių šimtadienį. Pasibuvome ir dabar leikime karočią į Maksimą nupirkti gėlių, sulčių. Reikia į viršų ir tada rakyt. Taip. Gėlių, sulčių ir bandelės noriu. Ir tada eisim į menų inkubatorių. Sakė ateit, nepadėti renginiui pasiruošti, o kaip? Pastum durą. Pastum Pasityčiot. ir pakrinčint. Taip. Bet mes sakėm, jeigu reikia, galim padėti. Tai va. Mes friendly like that. Ja. Nupirkom gėlyčių, va. Nu, taigi šampanas, koks skirtumas? Ai, nu gerai, ir va, šampano. Ir gėlyčių. Ir dabar eina, sakėm, būsim... Kaip 12 ir 1? Ne, grupę rašiau, kad pirmą. Kažkur pirmą. Tai dar turim 5 minutės. Ja. Nu tai, būsim kažkur po pirmos 10. Tai keliaujam dabar į tą menų inkubatorių. Nežinau. Ramadan karamėk. Man irgi šitą išvietę, kai nufotkinau iškart. Nu, aš nežinau net ką jums papasakot. Galėtų, jeigu Lukas būtų geras vlogeris, tai jisai gal ir įdėtų dar kažką daugiau, parodytų, pafilmuotų, bet jisai experience gyvena. Sau pasilieku. Jo, ir Sau tada, pasilieku, jo. ir tada tiesiog eidamas pafilmuoja, tai kas čia per vlogas? Nu, aš pasistengsiu. Šitas vlogas kažkoks keistas. Aš manau, kitą savaitę nebus vlogas, žinokit. Duokit truputį palsėti. Čia blogai baigsis, man atrodo, kad irgi. Palauk. Laikai? Jo. Fuck. Turim. Oh my god. Yeah. Laikai. O tu ką? Gal galėjau paduoti tą dalyką? Į ateina. Sakė, jau autistiškai gražiai sudėlios, kad veidai taip neatrodytų, kaip dabar atrodo. Aš galiu pabandyti. Na, pabandės. Energija. Įdarbinti. Tau čia kas. Norėjau. Visai darbinti. Tik ne aš. Toks va, aš sėdžiu va. Laimingas visas. Ačiū jau. Susitvarkėm. Skambinu kažkam. Kiek valandų? 10. Noriu pašeiminti. Na gerai, nenorėjau kaip vėluoja renginys jau. Bet ne, reikia kalbėti man reikia stengtis kalbėti kuo garsiau į telefono mikrofoną, kad nesigirdėtų, kas groja background'e, kad kopiraito nebūtų. Labas rytas, labas rytas. Labas rytas. Štai aš vėl bandysiu būt kaip vakar. Lukai kopiraitas. Ne, kaip dainuoja pats biški, ne tas pats. Ne. Matėt, kaip vakar buvom renginį, kai padėjom ruoštis renginiui. Tai kai pasibaigė renginys, padėjom ir susitvarkyti. Ir tada... Aptariavom viskį, bet nedaug, matot, mes visi gražus, atsikėlė. Jokio alkoholio nenaudojome. Jokinga galime papasakoti, kad pas mus vakare, atvarė parenginę Edvinas su Martynu ir išvarydamas išvarė ją. Ir dar mes įeinam į vidų su Atėne ir žiūrim kuprinę kažkieno, tada ant stalo dar daiktų. Tai karočią, Edvinas visus daiktus paliko. Nu, žodžiu, bet grįžo atgal ir pasiėmė, o dabar mes, vapšė, žiūrėkit, dabar bus plotvistas didžiausias, laukiam Martyno, važiuosim į Uteną.